Sveiki, malonūs klausytojai. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia Šaukšto proto tinklalaidė. Bulimija. Man pavadinimas bulimija visada skambėjo su kiek linksma gaidelė, tik nieko linksmo čia nėra. Bet emocijų kibirą galėsim pasimti po to, o dabar Šaukštas proto. Bulimija arba bulimija nervosa yra valgymo sutrikimas pasireiškiantis pakartotiniais, nekontroliuojamais persivalgymo priepuoliais. Jų metu valgoma daug ir greitai iki skausmo. Taip pat būdingas labai stiprus susirūpinimas kūno svoriu ir susirūpinimas paprastai pasireiškia bandymais kaip nors kompensuoti suvalgytą didelį maisto kiekį. Sakysit, visi taip daro? Susirūpinimo reikalaujančiais ženklais be nuolatinio susirūpinimo kūno svoriu laikomas vonios arba tualeto laikymas po valgio, vėmimas, nuospaudos ant krumplių, nuo nuolatinių bandymų sukelti vėmimą, pastovus laisvinamųjų vaistų vartojimas, intensyvus mankštinimas ir be abejo valgymo priepuoliai, kai vienu kartu suvalgoma neįprastai daug maisto. Tame tarpe reikėtų atkreipti dėmesį ir į maisto atsargų kaupimą savo kambaryje arba kitoje vietoje, kur jį būtų galima niekam nematant ir nesmerkiant suvalgyti. Kartais maistas, kurį planuojama suvalgyti, yra kitoks, ypatingas. Daug maisto reiktų įsivaizduoti kaip kelis kartus daugiau nei įprastai suvalgote pietums. Sergant bulimija kenčia dantų emalis, stemplė, juose vemiant šalinamas skrandžio rūgštis, taip pat pakinta elektrolitų disbalansas, o dėl to gali trikti širdies ir kitų vidaus organų darbas, dažnai užkietėja viduriai. Kartais dėl gausaus persivalgymo plyšta skrandis ir taip viskas, kas buvo skrandyje, išsilieja į vidų. Kūno svoris dažnai būna normalus, todėl išoriškai iš pirmo žvilgsnio žmogaus sergančio bulimiją gali ir nepažinti, o tuo tarpu sergantį anoreksiją dažniausiai gali atpažinti iš ypatingai mažo kūno svorio. Beje, anoreksija ir bulimija kartais ištinka ir kartu. Bulimijos gydyme labai efektyvi kognityvinė elgesio terapija, o gydymas vaistais padeda šiek tiek. Dar norisi priminti, kad valgymo sutrikimai geriausiai gydomi tada, kai terapija dalyvauja visa šeima, nes dažniausiai tokia liga pasireiškia dėl nepalankių sąlygų artimiausioje aplinkoje. Taigi pasakoju visą tai, kad žinotumėt, pažintumėt kitose ir savyje. Jei jaučiat, kad reikia pagalbos, kreipkitės į valgymo sutrikimų centrą arba savo šeimos gydytoją. Man labai patiko šio tyrimo dizainas, bet pagalvoti čia yra ir daugiau apie ką. Tyrimo dalyvės remisijoje po bulimijos esančios moterys ir kontrolinė sveikų moterų grupė. Tyrimo metu stebėtas smegenų aktyvumas. Taip pat tyrėjai, cituoju pažodžiui, švelniai glostė dalyvių delnus ir dilbius ir stebėjo smegenų reakciją į tokį dirgiklį bei būseną laukiant dirgiklio. Visos dalyvės stipriau reagavo į patį veiksmą, lyginant su smegenų aktyvumu laukiant prisilietimo. Bulimiją įveikusios moteris taip pat stipriau reagavo laukdamas prisilietimo negu bulimiją nesirgusios moteris. Tyrėjai aiškina, jog taip pasireiškia sutrikęs ryšys tarp išorinių stimulų ir fiziologinių kūno smegenų signalų. Mes spontaniškai darom neteisingas išvadas apie prognozuojamą malonumą arba žalą, o mokymosi procese remiamės neteisingomis išvadomis apie realias pasekmes. Tokių neteisingų informacijos ciklų remiasi visi valgymo sutrikimai. Mes galvojam, kad nėra taip, kaip jaučiamės, arba kad nebus taip, kaip jau buvo ir pervertiname būsimas pasekmes. O čia kitas tyrimas. Šiame tyrime mokslininkai nustatė bulimijai ir persivalgymo priepuoliams būdingus pakitimus įpročius valdančioje galvos smegenų struktūroje. Šie pokyčiai nebuvo būdingi maistą ribojantiems žmonėms, tai buvo nustatytas skirtumas nuo anoreksijos atveju. Pakitimai taip pat buvo proporcingi patiriamo valgymo sutrikimo sunkumo laipsniui. Tokia smegenų struktūra stiprina įprotį reaguoti į aplinkos ir emocinės valgymą skatinančias užuominas ir slopina kompensuojančio elgesio apraiškas. Be to, toks mechanizmas padedamas dopamino toliau stiprina įprotį valgyti, reaguojant ne į elgesio signalus, o į su valgymu tiesiogiai nesusijusias priežastis. Atrodo blogai, nes jeigu tai susiję su smegenų pakeitimais, tai situaciją esam valdyti bejėgiai. Ne visai, tačiau tam reikia pastangų.
Ne tik mokymosi atpažinti ir prioritetizuoti elgesio signalus, bet taip pat ir sąmoningų pastangų nereaguoti į išorinės ar emocinės valgymo priežastis. O imantis tokio elgesio, smegenys toliau prisitaikys. Visiškai aiškiai suvokiu, kad kondensuojant tyrimų duomenis labai paprasta pasakyti kažką, kas trunka 3 žodžius, bet reikalauja daug pastangų. Tarkim, darykit ir smegenys prisitaikys. Šiame tyrime buvo matuojama, kaip greitai žmonių su bulimija smegenys prisitaiko prie kintančių sąlygų arba kokie lankstus yra jų įpročiai. Nepaisant to, kad stimulai tyrime buvo labai gražų žvėrių paveiksliukai, visai nesusiję su maistu, bet keisti savo reakcijas eksperimentiniai grupiai buvo gerokai sunkiau negu kontroliniai grupiai, kurie sudarė dalyviai nesergantis bulimija. Vadinasi, nesvarbu, kaip aplinka keičiasi vėliau, sykį susiformavęs įprotis verčia jų toliau elgtis tam tikrų būdų, gal net nepaisant racionalaus balso, arba veikdamas greitai ir per impulsyvumą. Čia siūlau vis tik pabraukti žodį verčia, nes tai yra mintinė konstrukcija, tai ketinimas elgtis tam tikrų būdų, bet vienai minčiai atsvarą gali ir turi sukurti kita mintis. Toks ir yra metodas, dorojantis su bulimijos pasekmėmis. Taip jis reikalauja pastangų, bet jis veikia. Būtent taip, kaip veiktų atsvara. Nors šiaip planuoti ir vykdyti veiksmą kitaip nei verčia instinktai yra sunku, bet tai yra įmanoma. Nepasiduokime. Tarp daugybės kitokių receptorių smegenyse gyvuoja metabotropinis gliutamato receptorius 5, kuris yra trumpinamas į MGLU5. Jis jau kuris laikas patenka į tyrimų dėmesio lauką dėl to, kad sudalyvauja priklausomybėms būdingame elgesyje. Bulimijos atveju šių receptorių yra bent keliose smegenų srityse atsakingose už įvairias funkcijas. Šie receptoriai taip pat labai aktyvūs obsesinio kompulsinio sutrikimo ir alkoholizmo atvejais, o šie dažnai pasireiškia kartu su bulimija. Įdomu tai, kad rūkančiųjų tarpe šio receptoriaus veikla yra silpnesnė nei sveikų žmonių grupėse, tačiau bulimijos grupėse šis skirtumas nėra reikšmingas, jei jau kaip nors jums kiltų idėja bulimiją gydyti rūkymu. Vaistai slopinant šio receptoriaus veiklą mažiau pasireiškia valgymo priepuoliai ar siekis valgyti didelius kiekius intensyvaus skonio maisto, o įprastinis valgymas reaguojant į alkį nesikeičia. Be to, gerėja nykstančio stimulo mokymasis ir elgesio lankstumas. Vadinasi, vaistai pataiko tik ten, kur reikia. Dar šiame tyrime padaryta labai įdomi išvada. Bulimija sergančiųjų grupėje pastebėti gerokai aukštesni įverčiai matuojant vadinamasias brandos baimės arba stresą, kurį kelia suaugusio žmogaus gyvenimo iššūkiai. Matyt, tai viena iš bulimijai būdingo padidinto nerimo apraiškų, nors tiesioginio ryšio tarp metabotropinio gliutamato receptoriaus 5 aktyvumo ir nerimo lygio nebuvo nustatyta. Nuo savęs pridėčiau. Nerimo priežasčių tyrimo, vertinimo klaidų taisymo ir tinkamos mobilizuotos energijos pritaikymo praktika visada bus vertinga bendrai ir nerimo atvejams, ir konkrečiai bulimijai, net jei žinojimas apie specifinius reiškinį aptarnaujančius receptorius jums atmintyje ir neužsiliko. Šiai savaitei tiek. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas ir teikiu psichologinės konsultacijas. Mane rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas Proto arba gyvai Vilniuje Goštauto gatvėje. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.